Yra labai geras santykis su patriarchu. Mongolijos- Su patriarchu. Labai geras senas kažkoks santykis ir tam rate artimajam, kur, žinot, ateina į žvėryną dainas dainuoti per gimtadienį. jinai ten tokia buvo tos vaizdai. Visą laiką būna. Visą laiką mes turim tą patį rezultatą. Valstybė nesuveikia. Nereikia jokio karo. Jinai yra dabar viceministrė. Jai yra nedaug metų. Jinai jokio rimto darbelio nėra gyvenime dirbusi. Tik tai kažkam tai virė kavą. Labą vakarą, gerbėmieji, OPTV netiesioginėme, kas čia meluoja? Na jau pameluoju. Ai, nemeluosiu iš karto. Netiesioginėme eteryje Saulius Skvernelis, premjeras. Kiek jūs procentų prieš, jeigu žmonės palygintų jūsų ir Šimonytės valdžią? Koks skirtumas? Nu, yra skirtumas. Žmonės už ką balsuoja, sako Šimonytė geriausia? Na, vertinimas pagal efektyvumą, jeigu žiūrėt, tai mūsų vyriausybė efektyviai dirbo negu dabartinė. Tai žmonės mano. Taip žmonės mano, bet čia gerai. Aišku, ne visi. Ne visi. O koks procentas liko Šimonytės naudai? Penktadalis. Penktadalis. O, lyginat su jumis, ne? Jo. 75 prieš 25. Ne, tiek nėra. Ten kitokie truputį skaičiai yra, gal kai jūs apdoros, vėliau kažkur tai paskelbsime. Gerai. Tai labai lauksime pamatyti, nes, šiaip ar taip. Gerbėmiai, dabar aš noriu kreiptis jūs visus ir sakyti, taip, pasidalinimai, visokie komentarai ir visokie kitokie dalykai. Ir įdomiausias momentas, žaidybinis momentas. Vakar aš tos pačius klausimus klausiau Žemaitaičio, Remigijaus. Jisai neoficialiai, jau šiek tiek mažiau, tarp kitko, kritiškas yra Saulius Skvernelis, bet vis tiek jaučiasi įtampa tarp dviejų valstybės vyrų. Tai reikia ir klausimai bus panašus, jūs tiesiog palyginkit ir pasižiūrėkit, kieno atsakymai yra tikslesni, aiškesni ir jums priimtinesni. Pone Sauliau, toksai trumpas visai, pradžioje toksai trumpas vienu sakiniu atsakymų norėsiu į tokį dalyką, o po to mes jau pasigilinsim. Ir aišku, pradėsime mes nuo to, kas čia įvyko. Kada paskutinį kartą buvote duše? Na, aš turiu tokią galimybę kasdien tą būti, tai buvau šiandien. Šiandien. Bet aš klausiu dėl to, kad aš irgi šiandien, bet ką tik... Po pertraukos 2 parų. Tada supranti, kas yra civilizacija. Tikrai, aš beveik 20 metų gyvenu tokioj miškingoj gana vietovėje, tai tą jausmą puikiai žinau, nes pačioj pradžioj tai apskritai stipresnis lietus, net ne audra. Ir be elektros. Paskui teko būti ir keletą parų, ir po to snygio didžio irgi be nieko, nes viskas, kaip ir matyt, pas daugelį yra pajungta, kaip sako žmonės, ant elektros. Viskas. Ir vanduo. Tai tas jausmas, kada po poros parų tu gali normaliai tualetų naudotis arba dušą, arba pavalgyti, tai yra žiauriai smagus. Smagus jausmas, bet šį kartą Ne, šį kartą mirktelėjo, bet neužgeso. Aišku. Turite elektros generatorių, nes Kreivys liepia pirkti? Neturiu. Ir tą visą laiką galvojau jau daug metų, kiekvieną kartą dingsta, kad reikia įsigyti, bet kita vertus, vis tiek nemaža investicija padaryta, nes kažkada, kai kūrėmės, tai nebuvo jokių komunikacijų ir su kaimynais tikrai tuo metu tokia tvarka buvo, kad teko savom lėšom ir transformatorių didinti galę tvarkyti savom lėšom. Tai investavus pinigų vis norisi, kad užtikrintų tiekėjas tą kokybišką tiekimą. Bet nesigavo, mes apie tai detalizuosime. Deja nesigauna. Kaip jūs vertinate tai, kad trumpai pasakykit, 3 parą žmonės ir šiandien, kai mes šnekamės trečiadienį, apie 60 000 gyvena be elektros, o iš viso 60 000 abonentų, tai apie virš 200 000 žmonių gyvena apie gal 200–300 000, o iš viso buvo arti milijono, nes 300 000 abonentų yra apie milijoną. Kaip jūs vertinat šitą situaciją? Kas čia?
Kas Čia yra keli dalykai, vienu žodžiu nepasakys. Ir pirmiausia, Trumpai, jeigu trumpai labai paaiškinti. trumpai, tai iš tikrųjų yra stichinė nelaimė. Ir faktas, jinai būna kiekvienoje, matyt, valstybė, Europos, matėm, kas Lenkijų, Latvijų darosi. Ir tie sutrikimai, jie yra neišvengiami. Bet antras momentas yra, mes tikrai nedarom pakankamai sparčiai to, ką privalom padaryti. Tai yra, kadangi mes šiandien turime visgi daugiau negu pusę, 2/3 oro linijų. Ir jeigu jūs važinėjate, atkreipia dėmesį, aš tikrai aplink Vilniaus apylinkės daug pravažiuoju dviračių, tai stebiuosi apskritai, kaip dar mes ten tą elektrą gauname, nes turi būti iškirsta ne tik tai po liniją, bet ir šalia linijos tie medžiai, kurie žvirtus ir dažniausiai ir padaro, šakos arba medžiai. Ir trečias momentas, kas labai svarbu, tai yra didžiulė investicija, bet visos prielaidos tam padarytos, dar mūsų vyriausybės, kad būtų daromas tai vadinamas kabeliavimas. Tai linijos po žeme, kurios užtikrina kokybišką teikimą. Šiandien to nepakankamai sparčiai daroma. Ir antras momentas, pagrindinė išvada, nereikia jokio karo. Tas visas vaizdelis, kuris mums piešiamas Bilotaičių ir panašių veikėjų, kaip mes čia pratybose viską nugalim, tai va, tokia situacija ir mes kaip valstybė tampame neįgali. Nei ryšio, nei elektros, nei komunikacijų, nieko nėra. Kreivys toliau bus ministras, jūsų nuomonė? Net nebejoju. Šita krizė yra jau paskutinis akordas Šimonytės, va šitame visame krizių tiesiog viena po kitos, mes čia iš vienos į kitą perėm. Ar jinai dar turi rezervų, ką pagriauti? Norėčiau tikėtis, kad taip, bet dar laiko likę per daug, kad galėtum sakyti, kad paskutinė. Ir prezidentas yra teisus, kad nepaisant to, jog liko porą gerų mėnesių iki rinkimų ir 3-4 mėnesiai kaip laikinos vyriausybės darbo pabaigos, ministrus reikia keisti. Bet jisai to neketina daryti. Mes išsiaiškinsime. Aš tikiuosi, kad ministras, prezidentas, jisai laikysis tvirtos pozicijos ir vyriausybės pokytis bus padarytas. Dabar sakykit, va šitą tokią, tikrai tartinai ilga krizė, kada daug didesnė audra Latvijoje, 30 000 abonentų atsijungia, o čia savaitę beveik nebinėjęs ir nėra tų pajėgų ir visai kita. Čia ką rodo? Čia rodo va tai, ką jūs pasakėt, Bilotaitės bėgiojimai, visi įtarimai, karas, jeigu ką. Tai valstybės praktiškai, valstybė nesuveikė šituo atveju. Ir pažiūrėkite, nebe pirmą kartą, bet kuri krizė, kuri buvo, visą laiką mes turim tą patį rezultatą. Valstybė nesuveikia. Ir po to demonstruojamas pratybos. Kaip čia viską laimė. Teroristai nugalėti, evakuacija įvyko, ten sprogo Astravas, visi išvažiavo, kažkas tai oro antskrydis, visi pasislėpė, bet visa tai yra tik tai parodomieji viešų ryšių akcijos, o kada tenka išbandyti, tada matom, kad yra visiška krizė ir kas dar blogiausiai, permetam atsakomybę tiems pareigūnams, kurie taip tikrai dirba tą sunkų nedėkingą darbą ir šiandien panašu, kad iešmininkais taps priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Nors pagal jų sukurtą Bilotaitės ir konservatorių krizių valdymo modelį, tai tuos sprendimus dėl žinučių turėjo priimti toks labai artimas valdantiesiems padarytas darinys, Nacionalinis krizių valdymo centras, kuris mėgsta irgi ekranuose pasirodyti ir duoti nurodymus institucijoms įvairiausiams, tai... Bet jisai neveikia. Jis liko šalia kažkur. Tai. Jisai netgi nebuvo užkurtas. Jisai veikiantis, Rūta, nuolatos yra. Jisai nuolatos veikiantis yra, suprantate, yra vadovas nuolatos veikiantis, yra institucija, ir kuris laiką iššoka ten į pirmas gretas, kiek kolegos pasakoja, dar esantys įvairiose struktūrose, kur labai dažnai reikalauja ir vadovauja, kad čia aš dabar viską sureguliuosiu. Tai jisai panašu, kad dabar dingo į krūmus ir ugniagesiai gelbėtojai, kurie tikrai dirbo, matyt, pasiaukodami kaip visada šitą tarnybą, jie liks dabar iešmininkai šito istorijoje. Jau tarnybinį patikrinimą platai tai pradėjo. Pradėjo, ne? Jo, ir labai bus gera proga pasitvarkyti. Čia dėl tų žinučių, ne? Dėl tų žinučių. Kodėl neištinti? Gerai, dabar čia pagrindinė problema, ne? Tai, kad žmonės elektros neturi, tai čia yra, bet žinutės yra pagrindinė problema. Ne, čia yra susiję dalykai yra, nes jeigu būtų to žinutės irgi atėję, matyt, dalis žmonių, aišku, dėl elektros matyt nebūtų ką pagelbėję, bet būtų turtą apsaugoję. Reikia, kiek automobilių liko po medžiais. Žmogus vienas žuvo. Kiek turto sugadinta, išnešiota ir apgadinta, tai būtų padėję, bet aišku, kalbant apie elektros klausimus, tai yra labai
tikrai rimtas dalykas, dar mūsų vyriausybė, kažkada tai vyriausybės posėdį, šitų atsakingų įmonių vadovų, ir aš irgi paklausiau, kadangi tą problemą tokią pačią turiu kaip visi, tai kodėl nekabelioja? Tai aišku, pirmas dalykas, didžiulės lėšos investicijai, kad nekelt tarifo, tai tas klausimas yra įspręstas, dabar galimybės yra po pertvarkų padarytų ir kredituotis labai svarbimtis, kadangi ESO negali pati nieko daryti, nes jų įkainis reguliuojamas verto. Tai čia niekas nieko, bet yra įmonė, motininė įmonė, kuri tą ir padaryta. Be abejo, skolintis tą ir daro. Tarp kitko numatytos, bet gal tempai pralėti yra. Tai irgi toks pasakymas tada buvo nuskambėjęs, žinot, brangu ir neapsimoka. Tai taip, galbūt ne visur apsimoka, į vienkimį kažkur tai atvesti gal neapsimoka, bet kada mes matom, kad šalia Vilniaus gyvenvietės atskiros, iš visais Vilniaus priemiesčiai. Taip, Vilniaus priemiesčiai visiškai 3 paros. Tada, kada buvo snygis, ten ir 5 ir 7 paros ir daugiau buvo, tai nėra normalu. Ir galiausiai, jeigu tu matai, kad negali užtikrinti to tiekimo normalaus ir tas kabeliavimas pagal planą galbūt tų linijų bus po 10 tik tai metų, tai pasakykim žmonėm, arba imkite ir nupirkite tuos generatorius, pastatykite rezervinius ir problema bus įspręsta. Bet požiūris į žmogų, viskas yra parodo požiūris į žmogų. Jūs tęsite. Dar vieną norėčiau paklausti, tai iš trumpųjų klausimų, nors mes jau įsibėgėm. Landsbergis komisaras bus ar ne? Tikiuosi, kad ne. Vokietijos brigada Lietuvoje bus? Jeigu pasikeis vyriausybė, bus. Jūs irgi papiktino Paryžiaus olimpinių žaidynių tą sceną ant tilto? Ne tik ta scena, ten daugybė tokių dalykų, bet aš manau, kad lipa ant to pačio grėblio. Žiūrėkit, olimpinės žaidynės misija yra, mane papiktino, bet misija yra žaidynių vienyti, taip? Vienyti visų pasaulio sportininkus. Ten yra ir krikščionys, ir musulmonai, ir kitų tikėjimus. Kam dabar tokius daryti? Cirkus, jo. Gerai. Duodant smūgį į pagrindinę Europos kultūros, mūsų ištakų pagrindą. Kam to reikia? Kas nuo to? Geriau kažkam tai pavyko. Jo, bet bakchanalijas irgi yra toksai dalykas. Bet žiūrėkit, sakau, renginys, kur negalima, tokių renginių yra, kur, nenoriu sakyti šventą, tikrai tai nėra šventas dalykas olimpinės žaidynės, bet tiesiog suvienė bent jau tom keliom savaitėm visą pasaulį. Karai nustodavo, taip kažkada tai. Dabar dėja taip nėra. Negalima taip daryti. Negalim. Gerai, dabar pradedame jau, jūs dabar, kadangi jūs jau esate didelis Igničio fanas, jeigu nepasakyti daugiau. Aš esu ne Igničio fanas, aš esu valstybės fanas ir valstybės reikalingų sprendimų. Gerai, žiūrėkit, valstybės kontrolė sako, ne, dėl šito viso šlikštaus dalyko su šitą savaitę nesibaigiančią krizę, ne? Jis sako, pusė šitų tinklų yra nusidėvėję iki jau prieš 10 metų nusidėvėję. Dabar žiūriu, grynasis pelnas ESO yra 154 milijonai. Bet tie pinigai nei 21 metais, kai buvo išsidalinti dividendais, nei kada nors niekada nepatenka į tą atnaujinimą. Ir dabar išeina Kreivys, kuris kaip turėtų eiti velnio, bet nenueis. Jis sako, pirkit iš manęs generatorius iš MOKVG, ne? Ir tada mes čia dar paimsim pinigų. Ta prasme, jisai žiūri visą tai kaip į papildomą pinigų srautą. Vat jums blogai, o aš paimsiu milijardą ir padarysiu kada dar blogiau. Nėra visai taip, kaip jūs sakote, dėl to, kad, kaip minėjau, ESO yra pelnas maksimaliai reguliuotas iki 4%, tai yra verto reguliuojama, tai yra elektros kainos dalis. Pelnas 154 milijonai. Elektros kainos dalyje yra verto ta kaina, kuri valstybė, ne biržos kaina yra, ir visa, kas susijęs su investicijom reikalingom, kaip minėjau, tai yra bendros įmonės investicijos, jeigu tų sprendimų nebūtų, tai šiandien tai vienintelis kelias. Pakelti 3 kartus skirstymo tarifą, turbūt nieks nenorėtum, arba 4 kartus, 5 kartus, ir tada sakyti, žiūrėkit, mes dabar darysim investicijas. Investicijos turi būti daromos, jos gali būti daromos tik tai iš nevartotojų sąskaitą uždirbtų valstybės įmonių pinigų. Tai yra projektai įvairiausi, kurie yra ne Lietuvoje ir skolintos tos pačios lėšos, apyvartinės lėšos, tai tas yra ir daroma. Nes jeigu Dabar jūs pasakėte, važiuokit, sustokite. Jūs pasakėte, kad tai yra kiek? 4%.
Tai aš jums Tai pasakau, čia vat maksimalus- yra rekvizitos pagal jų pačių deklaruotus duomenis, 23 metų pelningumas prieš mokesčius 28%, grinasis pelningumas 26%. Taip, bet visą tai susiję ir su įmonės išlaikymu, su įmonės kasdieniniais veiklos kaštais. Nepamirškime, kad tai yra ne tik investicijos į atnaujinimą visų šitų linijų, ką mes norime padaryti. Bet negali jie tokių pelnų turėti. Palaikymą. Tai visi tie pelnai ne jiems yra, visi tie pelnai lieka galutiniai vartotojai, viskas Bet grįžta. tai per tarifą čia 26%. Viskas grįžta arba dividendų forma per bendrą įmonę, arba, kaip minėjau, tai daroma tos kasdieninės, sakykime, veiklos ir veiklos kaštų užtikrinimas. Tai tos linijos, kurios yra, jos ne tik reikės atnaujinti. Bet aš suprantu, bet reikia ir jūs sakot, palaikyti. Vertas reguliuoja šitą dedamąją. Taip, Vertas Aš matau, reguliuoja. 22 metais buvo reguliuota, tai yra buvo 4,5. 21 metais nebuvo reguliuota, nes yra 9,38% gryno pelno. 23 metais yra gryno pelno 26%. Reikia pasižiūrėti, nes čia dalis dalykų, žiūrėkit, susiję dar yra su tai, kad buvo mokamos ir kompensacijos. Prisiminkime, kad valstybė dotavo tiek dujų, tiek elektros kainas. Čia gal irgi kažkas yra susiję, reikia panalizuoti tuos skaičius. Dabar iš pirmo žvilgsnio ir nepasakysi. Bet faktas, kad pati įmonė negali generuoti pelno didesnio negu tai, kas yra numatyta pačio verto. Nes šita įmonė, jos kaštai įtraukiami į valstybės reguliuojamą dalį ir kaino elektros, be biržos kainos, kas perka, skirstimo kainą, jūs kiekvienas galite matyti savo sąskaitoje, yra eso dalis. Tai aš šitą matau, bet tai yra leistina maksimali norma, ką jie gali turėti nustatyta yra verto. Ir kur tie pinigai gali būti padėti. Bet čia kažkaip tai neatitinka to, kas buvo pasakyta. Tiesiog reikia pasižiūrėti ir paanalizuoti, nes kaip matote, kai dar nebuvo nieko. Nes, sakau, gali būti taip, aš dabar nepamenu tų sprendimų, nes vadinamos elektros krizės ir dujų krizės atveju valstybė įsikišo į šitą procesą ir kompensavo gyventojams vėlgi iš tų pačių lėšų, ką uždirbo įmonių grupė gyventojams, kad nereikėtų mokėti to tarifo, koks tuo metu buvo rinkoje, o buvo ir virš euro, jeigu prisimame už kilovatvalandę galėjo tekti mokėti. Bet tai čia, man tai vis tiek visiškai mistika, todėl, kad jie dar 160 milijonų neatidavė tų, kurios turėjo atiduoti ir čia staiga atsiranda... Čia yra kiti dalykai, kada nevykdomas yra įstatymas ir visiems nusispjauti ant to įstatymo, kuris numatytas. Kalbant apie įstatymą, išlindo informacija, kad 3 paras sėdėję be elektros gaus už dieną 35 eurus kompensacijos. Visi tie, kurie degino benziną, kurie turėjo samdytis ar iškeliauti su mažais vaikais į viešbučius, jiems mylimas Ignitis žada 35 eurus ir dar ten 85 centus už kiekvieną pavėluotą valandą. Kas čia per cirkai? Tai vėlgi... Čia yra irgi už tai, kad mes jį turim, dalį jau jo turim. Tai mes galim jo neturėti iš viso, tada ir tų kompensacijų neturėti. Tai įstatymas numato, kokios kompensacijos yra, turbūt tikrai realių kainų nepadengs tų išlaidų, kurių žmonės turėjo, bet šiandien yra numatytas sutartys pagal laiką, per kiek laiko, kokiam rajone esant, pagal tiekimo prioritetą, per kiek laiko turi būti atstatyta elektra. Jeigu per tą laiką... Jums yra patekę galimybę pakeisti tą sutartį su kokiu nors su ESO, su Igničiu? Ne, tai matyt, vėlgi, tu čia taip lengvai neįsikeisi. Nepasikeisi tos sutarties, taip, nepasiderėsi pats. Bet 35 eurai tai skamba kaip patyčia. Be abejo, tikrai nepadengs tų kaštų, ką žmonės patyrė. Čia tik tai, sakykime, pirminiai tokie kaštai, o dar paaiškės, kada atsiras sugedę elektra, kokie yra elektros prietaisų gedimai. Taip. Žmonės įvairiausių produktų turbūt turės išmesti ir kitokie dalykai. Aišku, dalis matyt, galbūt aš irgi nežinau, čia reikėtų pasidomėti, pasigilinti, ar tai yra draudiminiai įvykiai, ar galima drausti tokias rizikas, ar ne, individualiai, bet panašu, kad tos kompensacijos iš tikrųjų jos yra tokios, kurios netitinka realybės. Tai ir kažkaip tai, bet pelnas nesumažėja nuo viso to. Dabar jums nenutrūko tas pagrindinis tiekimas. Ar galėjo būti taip, nes man po to, kai aš ten palakščiau kažkodėl tai viena tik tai palakščiau, paieškojau ten kur kas sugedė ir taip toliau, radau tokią transformatorinę skęstančią baloj pastatytą.
Nu, ten, Tai kur gal bala patapo po tų liūčių, galbūt taip. Ne. Ar visą laiką? Duobė ir nuotekų šitas vamzdis lietaus ir vatinai, ir antelės jau apsigyvena, viskas labai gražu. Tai aš palakščiau po visą tą vietą ir man pradėjo rašyti tą progą žmonės, nes kažkodėl tai valdžiasklaida, visiškai nereagavo į šitą visą reikalą, niekas nevažinėjo, niekas neieškojo galų. Ir man rašo, sako, o jūs pastebėjote, kad pirmiausia atkūrinėja visokiams laurams, turniškiams ir visokiams kitokiams dalykams. Čia galima taip daryti. Tiems, kurie turi didesnį namą, didesnį plotą, tiems pirmiems. Ne, man atrodo, yra vėlgi suskirstytos tos grupės, vėlgi čia reikėtų specialistų teirauti. Kiek aš prisimenu iš to bendro vaizdo, yra grupės, kurios kelios tos grupės yra, kur ten pirmo tiekimo grupė, antra ir trečia, jeigu kažkas nepasikeitė ir numatyti pirmos terminą. rūšies vartotojai, antros rūšies. Ten yra pagal, matyti, tam tikrus kitokius prioritetus padaryta, susijus su, matyti, svarbioms valstybės funkcijoms, sakyti, Turniškė svarbus yra rajonas, nes ten yra... Ypač jeigu spigliuotą tvorą tverti dabar. Aš apie tai ir kalbu. Ja. Tai gautasi. Jūs galite pasakyti, kaip jūs asmeniškai padarėte, kad taip nenutiktų? Aš galiu pasakyti, tai yra tie sprendimai, kurie buvo padaryti dėl tiek kabeliavimo, tiek proskynų kirtimo, tai yra pradžia padaryta mūsų vyriausybės. Plius galimybės iš tikrųjų surasti lėšas, nes laiko tos įmonės verkė, kad neturim už ką padaryti, tai labai brangu, tai atsirado galimybė tas lėšas turėti ir šiandien turbūt... Bet nepadarė. Bet mes negirdim šiandien, kad pinigų trūksta neturime. Ne. Pinigų yra. Pinigų yra. Reikia noro, prioriteto, kad tai būtų prioritetas ir tiesiog taip ir padaryti. O žiūrėkit, vienas iš tokių priekaištų būtent ESO ir Igničiui. Jie neturi visiškai šitosgi tokios avarinės tarnybos, kuri galėtų pas savo viską samdo iš pašalies. Turim. O ar turi savo avarinę tarnybą, tik tai jos nebeužtenka, kada tokie įvykiai atsiranda, tada samdo rangovus arba subrangovus, kurie tas brigados visokios atsiranda ir subūriamosios yra, nes išlaikyti iš tikrųjų tokio masto matyti avarinę tarnybą skirtą tokio tipo įvykiams, nėra nei prasmės, nei logiškai. Bet, nežinau, ar tai daug ar mažai, bet matyti tom kasdieniniai veiklai tai yra pakankamas dalykas, nes jeigu jūs susidūrėte, kada šiaip dingsta kažkokia tai problema atsiranda, tai pakankamai greit sutvarkoma, tų brigadų užtenka, bet tokiam stichiniam nelaimėm, tai visą laiką tai buvo samdosi papildomai, ką gali samdytis ir tai yra svarbu. Plius, aišku, tikrai tenka kalbėti apie tos žmonės, tos pačius ESO darbuotojus, kurie šalina šitos gedimus, tai jeigu matėme, ar tai teko pačiam matyti ne kartą, tai iš tikrųjų jie dirba bet kokiu oru, bet kokiam sąlygom iki juosmens ir purvei įbridę ir stengiasi padaryti kaip įmanom greičiau, bet papildomų rankų iš tikrųjų reikia, dėl to turi būti numatytas rezervas ir iš anksto žinomas, kad atsiradus tokiem įvykių nereikėtų ieškoti, kas čia galėtų mums padėti, žinote, sutvarkyti, nes reikalingi specialistai, tu bet ką neįkelsi į liniją ir ten, kad kažkas tau imtų ir susuktų laidos. Tai turi būti ir tos tarnybos, ar jos yra pakankamos ar ne, vėlgi, matyt, čia yra diskusijos reikalas, kai tai būdavo kartą per 5 metus tokie įvykiai, tai atrodė gal pakanka, bet dabar mes matom, kad per metus kartojas, jau ne po kartą, ne po 2. Tai greičiausiai ten irgi reikia investuoti, kaip minėjau, tikrai lėšų tam yra, reikia tik noro ir turėti kažkokią tai viziją ir kitokį požiūrį į žmogų. Bet tikrųjų... politikai tokio noro neturi, nes jie tos visus, aš atsimenu, kad grinasis pelnas, tai jisai iš karto nukeliauja akcininkams. Tai nukeliauja jums ir man ir visiems kitiems, kas čia žiūri, sėdi, kadangi mes esame dividendų turėti, valstybės savininkas. Bet kai sėdi be elektros, tai visai kitaip pasirodo. Tai yra paprastas požiūris į žmogų. Jeigu yra tavo problemėlė, taip mažyti, tai yra statistika tik tai, kažkokia. Tai. Bet jeigu tu tikrai turi kitokį požiūrį, tai tu ir padarysi, kad tas požiūris būtų darbais. Jeigu mes viską galim kalbėti, reikalinga geležinkelio maršrutas ten į kokį nors miestelį. Nereikia, nes neapsimoka. Reikia turėti... Čia kuodžio logika. Reikia turėti ten kokį nors geresnį kelią, kad galėtų važiuoti autobusai 4 kartus per dieną. Ne, užtenka 4 kartus per savaitę, kartą ten kas 2 dienas. Tai jeigu mes tokį požiūrį į žmogų demonstruojam, nereikia ligoninių, nereikia mokyklų,
Tai va, tokiam problemų ir patys spręskite. Optimizuota viskas. Taip. Taip, yra daug kas optimizuota ir iš tiesų tai yra, matyti, didžiausia klaida, kada mes kalbam apie dėl to, kad, kodėl gyventojų mažėja, kodėl gimstamumas neauga. Tai irgi viena iš sudėtinių dalykų, pagrindinė galbūt yra, bet viena iš tų gyvenimo kokybė. Jos kuo toliau nuo Vilniaus, tuo mažiau. Iš Vilnius viso porą kilometrų jau nebelieka. Joniškio rajonas sėdi be elektros iki šiol. Daug, ten masė, 60 000 žmonių. Daugybė, bet čia tiesiog turi pasakyti. Neįtikėtina. Sako, vėl mes planą kažkokį darysim. Jokio plano nereikia. Planas yra paprastas. Turi lėšas, o lėšų, kaip minėjau, dar kartą yra. Jie net neneigia, kad trūksta. Aš suprasčiau, jeigu pradėtų verkti, pinigų neturim, bet galim padaryti. Yra. Tai paimk ir pasakyk, kad va šito 5-mečio mūsų prioritetas nesutvarkyti galiausiai šitas linijas. Tai daug nereikia. Reikia dėja pjūklų, ką mašara irgi nubrauks, bet be to neapsėsi ir reikia tiesiog tas pagrindinės linijas, kurios yra kabeliuoti. Aš nesu tikrai energetikos specialistas, bet kažkada tai buvo, kad vadinamos įžiedintos tos linijos, jeigu tau nutrūksta vienam gale iš kito galo. Dabar kas gyvena tuose akligatviuose vadinamuose, kurį vieną pusę tik tai nutrūkus ir viskas, tu neturi. Bet čia yra dar tokia, simptomatika, žiūrėkime, čia yra lietus ir vėjas. Ir valstybės dalis sustojo. O jeigu tai būtų... Ne klimato kaita, jūs mano čia? Galim dabar ginčytis. Mes su Tomilinu šiandien mirtinai ginčiamės. Jisai sako klimato kaita. Aš manau, mes galbūt pamirštame, nes tai yra natūralu žmogiškai, bet tokių kataklizmų būdavo ir anksčiau. Aš atsimenu nuo vaikystės. Garsiuosius viesulus, čia kažkur aplink Vilnių irgi ten stogus plėšė, liūtys irgi buvo, tik tai buvo matyti vienas dalykas. Buvo propagandos draudžiama rodyti, kad sovietų gražioje šalyje gali būti potvynis, lietus ir visa kita. Tai čia yra bendras paveikslas. Jeigu mes, sakykime, nerodytume, dar nebūtų socialinių tinklų, tai jeigu ne socialiniai tinklai, tikriausiai nebūtų žmonės sužino. Bet čia, sakau, dar kartą pabrėžiu, tas požiūris turi keistis ir tikrai aš irgi, matyt, tą lygą visi persirgom kažkada, tai ir mes pradžioje vyriausybė, čia, sutvarkykim su tais kaštais, kad čia būtų, nereikia nieko. Socialinės paslaugos yra kainuojančios valstybei. Jeigu mes norim turėti žmogų, dirbantį, kuriantį, gyvenantį šalyje, tą reikia padaryti, reikia mokėti ir neskaičiuoti jokių kaštų. Žiūrėkit, dar vienas momentas yra, jūs jau užsiminėte apie, jeigu karas, ne? Taigi, ne pirma šita krizė, aš tiesiog paguglinau prieš mums sutikti. 21 metais sausį, Dundulis, kuris yra Norfa, rašo, prausiausi degalinėje. Taip. Elektros čia nebuvo... tada, kai buvo snygis. Taip. Čia visi prausimės. Jo, degalinė. Kas kur galėjo. 2-3 dienos nebuvo elektros, ne? Toliau, birželį 21 metų prieš tai. ESO elektros tinkle įvykusius elektros, Vertas jau analizavo, kas atsitiko, įvykusio tiekimo sutrikimus, kurių metu dėl stipraus vėjo ir kritulių vyko elektros tinklų masiniai išsijungimai ir gedimai. Ir nepatiekta ten 153 megavatvalandžių. Bet tai klausykit, o per šitą krizę, jau viskas aišku, kad šitą dalykai vyksta, kad negalima vogti iš to įmonės ir reikia įliepti, parašyti laišką ir liepti kaip akcininkui. Daryk. Be abejo. Vietoj to mes, Šimonytė ištylėjo visą tą laiką. Prezidentas ištylėjo visą tą laiką, krizių valdymo centras neužsivedė. Nors ESO vadovas, atsiprašau, jisai patvirtino, kad pirmadienį ryte mėgino patekti pas premjerę, bet nebuvo priimtas, papasakojo kažkokiam patarėjui. O Kreivys iš viso nepriėmė. Reikit, jūs kelis teisingus momentus pasakėte. Tai irgi toks simptomatika. Jeigu atsiranda krizė, iš pradžių jie visi dingsta. Taip. Dingsta, baimė, dar kažkas, tai kad nieko neprišnekėtų, tada išeina po kiek laiko ir pasako, žiūrėk, kad išmoksim pamokas, darysim planą. Tada padaro mums pratybų, parodo čia visiems, tokių, ir mes visi sakom, čia viskas jau padaryta, iki sekančios krizės. Toliau, jūs labai pasakėte teisingai, lūkesčių laiškas pagrindinis dalykas yra. Jeigu ir vyriausybė tokį postumį gali duoti. Finansų ministerija yra pagrindinis akcininkas. Ir tu suformuoji vadom. Žiūrėkite, gerbėmiai, artimiausio, kaip minėjau, 5-mečio ar 3 metų reikalavimas ir lūkestis valstybės, kad būtų 2/3 kabelio, 1/3 oro linijos ir visos oro linijos būtų
išgenėtus Tvarkingai, tvarkingos taip. pareigūnus. Nepadarysit šito dalyko, viso gero. Baigėsi mūsų susitarimas, sutartis ir mes baigiam darbinius santykius. Bet ne, to nedaro. Suprantu, kad yra ir kiti labai svarbus projektai. Sinchronizacija ir panašus dalykai. Viskas tvarkoja. Bet čia yra kada tu pagrindinis sėdi dalykas. 3 paras be elektros, tai tau pasakyti, žinot, ar tu būsi brel žiede ar ne. Vienodai rodo. Vienodai rodo. Iš tikrųjų vienodai rodo. Tai vat- Viduramžiai yra viduramžiai. Ir tada tu pasakai, žinote, pačią idėją, kuri tikrai žiauriai svarbi mums, kaip nepriklausoma valstybė, turėti tą galutinį, galbūt žingsnį į energetinę priklausomybę. Diskredituoja tokie dalykai. Ką man ten tų visų dabar ten linijų kažkokių, tai sinchronizacijų, jeigu aš va čia 21 amžiuje sėdžiu su žvake ir be jokių komunalinių. Tai šita valdžia, jinai tą tikrai sėkmingai visą laiką darė ir algoritmas nesikeičia. Į krūmus, pauzė, planas ir tada pratybos parodomosios. Ir vėl nieko nėra. Ir dar patų prikuria visokių tokių centrų. Nacionalinis krizių valdymo centras. Ir kas tai? Kiek iš šitų krizių suvaldė? Nuolat veikiantis, aš šito nežinau. Bet jeigu, jie būtų, ne- bet jeigu būtų koks nors, žinote, momentas, kad būtų galima pasipuikuoti, kažkokie tai, tie patys ugniagesiai ten kažką tai suvaldė. Atsimenat, kai buvo, man atrodo, dujotiekio sprogimas kažkur tai Šiaurės Lietuvoje. Taip, Tai ten krizių valdymo centras greitai atsidūrė. taip. Nes ugniagesiai Viską savo padarė. sveikatos ir gyvybės sąskaitą tą sutvarkė labai greitai. Nuo ugnegesiams, kai Bilotaitė pavadovavo, tai vaiko kūnas iki ryto gulėjo po užverstas ten. Bet tada irgi buvo toks pasirodymas. Pasirodymas buvo. Bet šį kartą neišlėjo. Višta jinai ar kas? Nes, kaip jūs vertinat, šitas ginčas, nes ar aktyviausiai į elektros krizę reagavo Pavilionienė su kokia ten dar viena feministė ir sako, ne višta jinai, negalima višta vadinti. Galima taip vadinti, bet aš, ką minėjau nuo pirmos ją dienos, vadinti? tai yra visiškai nekompetentinga ministrė, kuri pataikė arba buvo padėta už neaiškokius nuopelnus į šitą poziciją. Nes tikrai konservatorių, O jūs netgi išaiškinat partijos. už kokius? Nes jinai iš viso yra. Yra labai Jinai geras santykis su patriarchu. Mongolijos- Su patriarchu. Labai geras senas kažkoks santykis ir tam rate artimajam, kur, žinot, eina į žvėryną dainas dainuoti per gimtadienį. jinai ten tokia Taip, visą buvo laiką tos būna. vaizdai, Visą laiką būna. Ekstazė Tai tik tokia. už tą. Nes tikrai tarp Tėvynės sąjungos tų politikų, netgi, sakykime, yra ne vienas ir ne du, kurie šitas pareigas galėtų užimti, kurie išmano ne tik tai, sakykime, tą statutinės tarnybos dalį, kas labai svarbu, bet ministerija nėra, gaisrininkai, policininkai ir viešo saugumo tarnyba ar pasieniečiai, ko dabar su uniforma vaikščiodami Bilotėti visą laiką atrodo, kad šitos, jinai yra generalisimus šitų tarnybų. Taip. Yra ir kiti klausimai, tai yra ir savivalda. Galiausiai pinigai europiniai, kurie skirti Kurie neatėjo. savivaldai neateina. Tai yra pas juos politikų, kurie galėtų tą poziciją užimti, bet matyti jie yra net tam rate. Ir dėl to tokia nekompetencija ir šiandien dėja jinai kiekvieną kartą vis atsiliepia mums tiesiogiai. Bet jūs manot, kad tas Landsbergio artimasis ratas, jisai yra tai, kas realiai valdo senojo Landsbergio artimasis aš- ratas? Ar kuris čia? Aš galiu tik tai prielaidas daryti, nes tikrai nesu tas, kuris čia politikai, pas jūs daug tokių studijų būna, kurie viską žino, teigia, kad čia kaip faktas. Aš galiu tik daryti prielaidas ir manau, kad jisai yra būtent dar viena iš tų žmonių, kur senelis tikrai kažką taip Aprobuoja, sprendžia. Nes aprobuoja. jaunasis Landsbergis, matot, kuo toliau, tuo mažiau, bent jau viešai, ką mes matom, senelio klauso. Bet jis irgi turi tą savo ratą tų jaunųjų, tokių grinų, liberalesnių, gerokai pažiūrų žmonių, kuriais remiasi. Tai ta vyriausybė irgi per tą prizmę buvo formuojama. Dabar įdomu, jeigu pasikeis žemės ūkio ministras. Aha. Na ir sugebės jie vėlgi tą patį Kazį Starkevičių peržengti per savo ambicijas visas ir ten pastatyti tom čia kiekvienį būtų mėnesį. sudai. Na, tai įdomu. Čia Labai- gal labai žiūrovų įdomu. paklausė. Labai įdomu. Bet čia žiūrėkit, yra esminės didžiausia problema. Tai yra po šitos vyriausybės 4 metų yra tokia žinia pasiūsta, kad tavo kompetencijos jokios nereikia. Būk toks ištikimas kažkam tai ir tu poziciją turėsi nepajudinama. Tai ir visi ten tie skaidrumo reikalavimai, sakyti, žemė plintusų nuleisti yra. O žiūrėkite, gal jūs pastebėjot, mes šiek tiek dar pabūsime su elektra, bet
Man čia į karą šiek tiek vienas žingsnis, toks nepotizmas. Jūs matėte tas naujas damas pas Kasčiūną? Ten viena patarėja, dabar, kuri ką tik pagimdžiusi moteriškė, Kuzmickienės sesers... Ne, šitų faktų dar net nespėjau. Kuzmickienės sesers Marti, ką tik pagimdžiusi, jinai yra dabar viceministrė. Jai yra nedaug metų. Jinai jokio rimto darbelio nėra gyvenime dirbusi. Tik tai kažkam tai virė kavą. Dabar jinai viceministrė ir jai jau dabar fotkės tokios, jie išrikiuoja uniformuotus vyrus, jinai ten čiupinėja sagas jiems. Čia yra pati blogiausia politinės sistemos dalis, kada mes kalbame vėlgi apie pozicijų kažkokį skirimą susijusiu nepotizmu. Aš kažkada jūsų laidoje rodžiau tokius diagramas, kaip valstybės įmonėse buvo. Partiškumas ir nepotizmas. Tai man atrodo, kad mes bent per tuos 4 metus, būdami vyriausybė, turėdami daugumą su partneriais kartu, tikrai darėme, galbūt darydami žalą savo, ką irgi reikia pripažinti. Mes pasakėm, kad čia mes nebūsim įdarbinimo agentūrą saviem ir nuskriaudėm savų žmonių, nemažai kompetentingų žmonių, bet tikrai giminystės ryšiais niekur tokių politinių pozicijų neskyrėme. Tai vat šitas parodymas parodo, kad jaunuolį, vat dabar, kuris čia, sakykime, baigė mokslus, galvoja, kipsiu atsiraitojęs rankojas dirbti Lietuvai, tu šitai šaliai nereikalingas. Jeigu tu esi negiminėje, tai viskas tau yra neįmanoma padaryti. Taip, tai yra politinio pasitikėjimo viceministrai. Bet žinant tą patį Lauryną, kiek teko dirbti komitete, turbūt, tai ne jo turbūt sprendimas. Tai jo jisai sudarbino tas, kuris jam liepė. Bet ne, jos jam kavą virė. Bet žiūrėkit, kaip dar yra, kas dar yra toks vienas momentas, kurį jeigu mes prisimintume 2020 metus, maždaug apie taip rugsėjo mėnesį, kaip tas pats Gabrielius Landsbergis pradėjo garsiai aiškinti vyriausybė mūsų, kad žiūrėkite, jūsų laikas jau baiginėjasi, kad jokių paskirimų nebūtų niekur, nei diplomatinėje tarnyboje, nei kažkur tai, nes čia dabar jau bus... Labai prižiūrė paskirimus. Bet kas dabar darosi? Evakuacija masiniai. Prasidėjusi nuo viceministrų būtent. Taip. Ambasados, vyriausybės kanceliarijos, žiūrėkite, irgi paskirimai, vicekancleris ambasadorium paskirtas. Tai tokia evakuacija su minkštais parašiutais. Bet aš nesuprantu, kodėl prezidentas šitam visam turavoja. Mes vėlgi, žinot, čia, kaip jau minėjau, yra politikų pasakyto, žinau, kodėl taip daro, bet aš tikrai nežinau ir turbūt prezidentas turi kažkokiu tai savo argumentų, galbūt neturi argumentų, ar turi su kažkokiu tai ieškoti kompromisų, jis pats geriausiai pasakytų, bet nesinorėtų iš ties, kad prezidentas leistų tokius dalykus daryti, jo labiau, kad kažkada mums yra pasakęs labai, kai baigėsi mūsų kadencija, kad atšalimas turi būti ir ten labai principingai to laikėsi. Tai aš ir manau, kad, sakykime, vyriausybės vicekancleris, kuris atsakingas irgi už labai svarbę sritį buvo, labai tokią kontroversišką sritį, susijęsi su informaciniam technologijom, dabar patampa ambasadorium. Jeigu ten vardo ir pavardės nesutapimas, čia vakar buvo paskelbta, kad paskyrės 13 ambasadorių. Tai kur čia visokie ten, atšilt nereikia, ten ar atšalt. Tai blogai, kad taip yra, dėl to yra tokia lengva ranka, bet tos visos giminystės ryšiai susijusios tetos ir dėdės jie ateina, žinodami, kad prieš pabaigą galbūt tiems vis kažkur tai vis pavyks padėti. Tai aš manau, kad jeigu Lietuvoje bus nauja dauguma ir bus nauja vyriausybė, vienas iš tokių pagrindinių uždavinių, tai reikės tą žingsnius padaryti ir vertinti tų žmonių patekimą į svarbias pareigas, ar tai susiję yra su kompetencija, ar su giminystės arba partiniais ryšiais. Dabar jūs galėtumėt paaiškinti dar vieną dalyką, dabar jau šiek tiek dar trumpam grįžtam prie šitos elektros krizės, kur aš pakartosiu 60 000 žmonių pagal jau ESO šitos duomenys yra be elektros šiandien ir šiandien dar neturės elektros ir ketvirtadienį gali neturėti elektros. Milžiniški skaičiai. Tai jūs galite suprasti, kodėl yra toksai apatiškas žiniasklaidos reakcija. Visų pirma, LRT.
aš įsivaizduoju, kaip BBC būna kokia, BBC ir LRT. BBC, kada įvyksta kokia nors krizė liečianti tokį kiekį jų žiūrovų, o tai bus atskiri žurnalistai, atskiria nuolat veikianti informavimo vieta, ką daryti, kur daryti, kas vyksta, ko nedaryti ir taip toliau. Nieko. Absoliučiai. 3-4 ten tie rašinėliai, iš kurių vienas yra ir Bilotaitė yra višta. Tai kaip sakiau, tai yra požiūris į žmogaus problemas. Mes, matot, kai kurie galvoja globaliai labai, sako, čia nežiūrėkime, kas apačioje vyksta. Ir kitas dalykas, galbūt sutapimų tokių daug. Dabar TV3 visi daužo. Už tai, kad olimpiada netaip transliuojama yra. Ir ne tas galbūt transliuoja, kas turėtų transliuoti. Čia irgi matyti tam tikrą. O jūs žiūrit per TV3 tą transliaciją? Jinai tokia pat bloga, aš labai seniai nebežiūriu. Žinokite, irgi, čia dėja kažkaip taip porą savaičių tiek su ryšiu iš namų, aš net nuotolį negaliu pas jūs pasijungti, net telefonu, nes ir telefonas, ir internetas, kažkaip tai dingo visą tai. Perėjo šį 3G iš 5G staiga. Ir neaišku, dėl kokių priežasčių, niekas sakė, viskas čia kaip ir buvo, kaip ir tvarkoj. Tai negaliu žiūrėti tų transliacijų, tenka vėl jungtis į anteną esančią ant stogo, tą antžeminį perdavimą ir tada galim pasižiūrėti, nes kitaip tai stringa viskas, tik tai prasideda ir sustringa. Tai grįžtant apie to, žiūrėkite, daug kas nukreipia dėmesį, iš tikrųjų, matyti ten, aš nežinau, objektyvių priežasčių ieškoti, ar ten aš nesu specialistas, ar tie audros debesys trukdo ar ne, bet turbūt komerciniai televizija nedaro specialiai, kad signalo tu negautum ir neduotum žiūrovam. Tai šiandien olimpiadą pažiūrėti labai sunku yra, bet aš manau, kad tam yra objektyvios priežastys, bet visi pradėjo spardyti ir transliuotojus, dar paspardo ir mūsų sportininkus kai kuriuos, tai toks lietuviškas, žinot, charakteris. Kai reikia garbinti, tai pilna aikštė, bet jeigu nesėkmė kokia nors, tai paspardyti irgi nemažiau atsiranda norinčių. Taip, ir Barti, ir Meilutytė bloga. Viskas blogai, nuo krepšininkų iki plaukikų. Pragėrė? Ką padaryti? Manot, pragėrė? Nemanau. Mes dar grįšime prie viso šito, nes aš apie sportą visą laiką, mes turime sporto skyrelį, nes jūs sportininkas didelis esat. Gerai, bet kalbant apie žiniasklaidos visą šitą reakciją, ar tai nerodo, nes mane taip, kaip žurnalistą tiesiog, kada ir kaip nukentėjusi jį šitoje visoje krizėje, ieškai, o ką daryti, o kaip ten elgtis, o kas bus toliau, o kiek laiko tęsis, elementarūs kriziniai klausimai. Kiek laiko tęsis, kiek žmonių nukentėjo ir taip toliau, ir kas čia bus toliau. Visi tie klausimai buvo neatsakyti ir neatsakyti buvo 2 paras maždaug. Po to jau pradėjo sakyti, dar paskutinė žinutė iš ESO buvo, dar 24 valandas jums neįjungsime elektros ir taip toliau. Įjungė. Staiga. Paukšt ir įjungė. Žinot, aš manau, kad čia daug susiję dalykai irgi, tai nėra paprastai, matyti žiniasklaida irgi nėra lengvi laikai. Ne, mano klausimas yra paprastas. Aš žiūrėjau šitą, aš noriu jūsų paklausti kitaip. Aš noriu jūsų paklausti, ar tai nerodo, kad iš valdžios institucijų reikia jėga atimti viešinimo lėšas, atskirti nuo jų pačių, nuo PR-ščiukų agentūrų, kurios vaikšto ir su krepšeliais, jeigu nori gauti Igničio pinigų, tai neliesk Landsbergių šeimos ir taip toliau. Tokie paketais ateina tie pinigai. Tai gal šitą, nes, kaip aš suprantu, žiniasklaida yra visiškai pamiršusi, kad jinai 4 valdžia, realiai jinai nefunkcionuoja tokiu atveju, tai atimti ir ją paskatinti, grįžkite, dirbkite kažkaip tai, kad jie nebijotų prarasti tas lėšas. Atskirkim 2 dalykus. Žurnalistus. Tikrai negalim jūs kaltinti tokiais dalykais. Ne, be abejo. Ir jų darbdavius, savininkus. Taip. Kuriems reikalinga turėti pelną. tą patį. Tai va čia du skirtingi dalykai. Tai va tą dalykai. pelną atskirkime nuo... Ir visų... jūs atsakymą pasakėte. Jeigu pamenat, gal ir pažiūrėti istorijas kažkada, tai dar seniai, kai buvo ministras pirmininkas, irgi po kažkokios tai vienos istorijos, irgi pasakiau, tai mes gal ir nustokėm iš tikrųjų tos viešinimo pinigus va taip daryti. Taip. Ko man tai pasibaigė. Ne, tai taip. Nelabai kuo.
Tai čia valgyti bet čia yra neduos. problema, iš tikrųjų, nes žurnalistai dirba kokybiškai savo darbą, visi. Tikrai, aš turiu įvairių santykių su įvairiais, bet kalbant apie žurnalistus, tai jie yra savo simpatijom, antipatijom, tu negali kaltinti, tikrai tik visą laiką norisi tos objektyvumo, bent jau abiejų pusių išklausimo. Bet jie dirba savo darbą. Bet dažnai būna taip, kad tiesiog čia kaip dažniausiai samdyti savininkų vadovai, jie turi savo skaičius, turi pelningumus, turi duoti kažkokią grąžą ir tada atsiranda ta pagunda su viešinimo pinigais. Dabar aš nesu iš tų, kur sako, čia viską žinau, kad taip ir dabar vyksta, bet kiek teko girdėti, tai iš ties šitie pinigai yra reikšminga dalis. Tai labai reikšminga, po Kubiliaus reformų. Ir labai svarbi. Taip, kad šitą problemą tikrųjų reikia spręsti ir spręsti kažkokią tai formą, nes sunku tada tikėtis ir išlikti, vėlgi, objektyviam arba būtent ketvirtos valdžios atstovui. Žurnalistai stengiasi tą padaryti, bet dažnai jiems tiesiog būna, nepasakoma galbūt, bet nukreipiama į kitas temas ir tos temos, kurios nepykdytų valdžios ir žiniasklaidos santykių. Tai kažkas tai tą klausimą turės spręsti. Nes taip, dar tarp to viešinimo pinigų ir redakcijų dar yra ir tarpinė grandis, kaip jūs pasakėte, kurie formuoja nuomonę. Mes dažnai nematome, kaip tarpiniai grandis susiformavo, koks santykis yra verslo, bet žmonėms tie veidai pasakoja kaip politologai, kaip ekspertai ir tada į galvą, kaip sako, žiūrėkite, čia tai čia visai beviltiški, jau jie čia krenta, pavasarį dar bus blogiau, neturi ideologijos, žinot, kaip mums bando čia kabinti, čia apie kokią ideologiją? Čia konservatoriai turi ideologiją kažkokią, tai ar socdemai? Tai tada tau kapsi, kad žmonės pagalvotų, o gal iš tikrųjų čia kažką kitą reikia pažiūrėti. Tai problema, kur yra dideli pinigai, objektyvumo. Bet čia reikėtų paleisti, toliau tiesiog nuo apynas. Aš manau, kad reikėtų tikrai spręsti, kas gal vienas iš tokių blogiausių dalykų, kalbant apie europinius pinigus. Tai dar gerai, kad dar jų čia nesugeba, kaip gerai, iš tos pusės gerai panaudoti kaip galėjo, nes juos pagal tas taisyklės europinės reikia viešinti. Taip. Tai čia matyti ydingas dalykas jau pareina iš Briuselio. Tai turėtų būti, galbūt, jeigu taip norėtų, aš manau, kad tikrai nebūtų labai sunku. Aišku, daug projektų per ES valstybės, bet biurokratinis mechanizmas, tik žinote, už mane geriau, koks ten yra, monstras. Tai galėtų būti daroma tiesiogiai iš tos pačio agentūrų, Briuselio ir čia nebūtų tada tokių pas mus dviprasmybių. Nes kada ateina per visą šitą ir tie tokie prekiniai piniginiai santykiai dėl informavimo visuomenės, jie iš tikrųjų kelia krizes. Bet žiūrėkit, ir daugiau kitų dalykų yra. Prisiminkite, vėl grįžtam prie tos ministrės, kuri čia dabar šiandien kalbėta. Ten ta reklama, jeigu pamenat, buvo tokia LT72 tinklapį, kurį mes sukūrėme. Tai yra civilinės saugos tinklapis, dar man būnant ministru mes jį paleidome, viskas tvarko, jie dabar irgi darė reklamą ir iš esmės tokia politinė reklama pasinaudoja. Ir tai aš vėlgi nesusamtų teorijos, bet pajuokaujant, toks juokas yra, buvo krepšinio komanda, tokia forma padaryta, kad žaidžiame kartu, sakyti, ir treneris padarytas aktorius, tas, kuris dviračio žiniuose Kubilių vaidina. Čia gal kokie sutapimai yra, čia juokas, aišku, yra tikrai nerimta, bet per tai iš ties, tokia reklama. Tai čia yra apie poveikio priemonių. Ir viena tokia iš poveikio priemonių yra. Tai visą tai ir šiandien sukonkuruoti toms politinėms partijoms, kurios yra naujos, susikūrė neseniai, neturi administracinio resurso ministerijose, pagal partijų rinkimų finansavimo įstatymą. Bet jūs Mildažytę nusipirkot. Mes perkame viską, kas numatyta pagal įstatymą. O kiek kainuoja? Bet žiūrėkit, aš kai pamačiau Mildažytę, galvoju, nes jinai brangi būdavo. O kiek dabar, jinai LRT dirba? Nežinau, ar dirba, bet tiesiog tie įkainiai yra deklaruoti ir sumokėti. Brangu? Nėra pigus dalykas, bet mes tikrai ne tokia partija, kur galėtume leisti savo
ypatingai kažkokias tai didelės lėšas, nes dotacija yra menka Šuraivas, kad ir skirtumas yra tikrai ne tas, ką jūs čia, man atrodo, laidoje rodėte, kad valanda ekonomikos ir inovacijų ministerijos kažkokio tai ten veikėjo 15 tūkstančių eurų. Ne, tai ten yra sutartis tokia. Tai yra politinė reklama, tikrai netokiom sumom ir 15 tūkstančių. Ir kad iliustruojant vaizdą, sakykime, mūsų visi vienmandatininkai, kuriuos mes keliame, skirtingai galbūt nuo tų partijų, kurios yra labai turtingos, užstatą rinkimų turi patys susimokėti. Ir mes tikrai minimaliai, ką galim padaryti, tai tą tokį centralizuotą reklamą, ką ir leisime, o visa kita tai taip yra vienas iš tokių. Patys nori į valdžią susimokėti? Ne, tiesiog 3% reikia surinkti, kad atgautum užstatą. Kad atgautum, jo. Apie karą pakalbėkim. Nes apie karą čia skandalas dar vienas. Jeigu ne ta elektra, tai čia apie tai tik tai ir kalbėtų. Čia Kasčiūno Rupšio tas susikirtimas, iš kurio mes taiga sužinome, kad nei vienas kastuvas neįsmeigtas, kad būtų pasirengta Vokietijos brigados atėjimui. O čia kas dabar? Tai ką mes čia kalbėjom, ko mes čiagi buvo dabar greičiau atvažiuojat visi su tankais. Kur jūs dėt? Kur pas Avulį kieme? Nesutilps? Na, jeigu būtų visiškai objektyviam, tai čia nėra Kasčiūno problema. Dabar jau Kasčiūno problema yra, bet jinai yra paveldėta, nes buvęs ministras visą laiką labai deklaruodavo, kad tam brigados atėjimui pinigų papildomų nereikia iš esmės. Kažkada tai galbūt reikės ir sakyta. Tai tikrai reikia ir šiandien dar nespėjau susipažinti su dokumentus, nėra viešo naudojimo, tą tikrai padarysiu. Nėra, mačiau, kad Seimo slaptoje raštė neatsiųsta dėl brigados šitų logistinių dalykų, tai reikės pasiskaityti. Bet, kada pradeda kalbėti apie planą B, tada kelia didžiausią nerimą. Nes jokio plano B būti negali. Turi būti infrastruktūra, jog labiau mes kalbame iš esmės apie civilinę infrastruktūrą. Karinė infrastruktūra yra miesteliai kariniai sutvarkyti. Tai tie kariniai miesteliai yra kam? Tai bus ir mūsų nacionaliniai kariuomeniai ir tai pačiai brigadai. Tai naujų nereikia statyti, nes pagal Rupšį aš supratau, kad ten iš viso niekas nepastatyta. Naujų reikės statyti ir dalis kareivinių turės būti, reikės ir poligonų, nes tikrai tas, kas yra šiandien, tai yra pilnai eksploatuojama ir užimta, reikės civilinės infrastruktūros. Ir... nepilnai, žinokit. Mūsų sodyba prie Pabradės, tai ten dunksi kas kartą per mėnesį. O dažniausiai nedunksi. Ne vien šaudymo pratybos turi būti, bet jau kiek pati kariuomenė teigia, aš tikrai pasitikiu kariuomenę mūsų, kad tie poligonai yra nuolat užimti, nes jie yra ne tik tai šaudymo ir manevravimo ir taktinių pratybų atlikimo. Tai jų matyti reikės, bet čia kitas klausimas yra ir civilinė infrastruktūra. Bet tai klausyk, tai ko mes ten tuo visus ten gulėjo, kažkas tai kraujais apsipylęs prie tos Vokietijos ambasados, čia dergėsi visaip, vadino visokiais vardais. O realiai mes jų neturim kur dėti. Pratybos padarėm, kad jie čia atvyksta turbūt. Jo. Kad tai 20, kiek ten jų atvyko? 12? 50 gal. 50. Bet turbūt pratybos čia vyksta nuolat. Bet tai kuo mes jau šitaip, atsiprašant, aš manau, kad irgi kalbant apie tą laiko tėkmę ir grafiką, tai čia bus didžiausias iššūkis, aš tikiuosi, kitai vyriausybei ir laiko tikrai bus labai mažai ir bus, matyt, jeigu Tėvynės sąjunga liks opozicijoje, tai ta plokštelė, žinom kokia bus. Jinai iš paskos tikrai ir sakys, kada uždarysit tą Astravą. Man kiekvieną vyriausybės valandą klausinėdavo. Taip. Kreivys, Landsbergis, dar Paviljonis dar buvo. O jūs jo klausėt? Tai mes dabar paskutinį šitą pusantro mėnesio, kai bus, tai visus tos pačius klausimus ir kiekvieną kartą ir kartosime, kas buvo. Tai kaip per 4 metus ar pavyko Astravą uždaryti ir kodėl jūs neuždarėte jo? Bet man kiekvieną kartą klausimų arba iš Kreivio, arba iš Paviljonio, arba iš Landsbergio. Ir klausinėjo. Ir žurnalistai po to ten labai aktyviai bėgiodavo ir sakydavo, kaip čia dabar Astravas. Čia didžiausia grėsmė egzistencinė buvo. Net Putiną pralenkė tuo metu. Ir Astravas ten visai... Stovi dar vis. Stovi, gal neveikia pilnai, arba ne... Bet jisai ten grėsmė tai nesumažėjo, kodėl neuždarė. Bet klausimų šiandien nėra.
Tai su brigada bus analogiškai. Bet tai ar jūs nežinojote visų šito, nes taip kaip Rupšys pateikė, tai aš galvoju, Jėzus Marija. Viskas, kas yra teikiama komitete ir nebuvo jokio signalo ir indikacijos, kad mes čia turime ieškoti plano B. Nors komitete tokios diskusijos buvo, kalbama, kiek lėšų reikės, kokie darbai turi būti padaryti, bet visa tai buvo olimpinė ramybė visą laiką. Fantastika. Na gerai, dabar apie šitą nuostabų Gabrielių. Tai jeigu jo nepaskirs, tai kur jį dės? Žaliakalnio centro apygardoje padėtas jau. Tai jisai Seimo nariu eis. Ir konkuruos su kultūros ministru, man atrodo. Dabartiniu. Dievuliau. Nežinau, kur jie padės, tai jų čia problema yra, bet aš manau, kad jeigu klausimą prezidentas persuktų į logišką seką, tai turėtų, man atrodo, jinai susidėlioti taip. Susidera su komisijos pirmininkė. Pirmas gavo laišką prezidentas, tai turbūt pirmininkė galvoja, kad čia yra pagrindinis žmogus, kuris tą nominaciją skiria. Tik to, tai susidarėm dėl portfelių. Lietuvai labai svarbu, sako, ekonominis portfelis. Aš manau, kad mes irgi atrodo kalbėjom. Transportas, energetika gali būti, bet transportas čia mums dabar yra vienas iš kritinių dalykų, kas susiję. Matėt, atsiprašau, asociacija man iš karto važiavau per Konstitucijos prospektą ir žiūriu, gremžė vėl. O vis ten masė kitų... Pas jūs iki studijos davažiuoti neina. Ta Kalvarijų gatvė. Su žaliu gremžė. Tai žinokit, kiekvienais metais mes ją prižiūrim tą gatvę. Mes kiekvienais metais viskas šitas vyksta. Kiekvienais metais. Uždaro tą gatvę ir gremžė. Do gatvės iki Landsbergio. Tai kada bus aiškus portfelis, sako, Lietuva turi transporto portfelį. Taip? Tada tu ieškai žmogaus, kuris atitiktų pagal kompetenciją portfelį. Dabar sako, brukam žmogų, duokit jam ką nors. Tai manau, kad taip negali būti. Bet tai mūsų kalbėjimą jau Šimonytė neigė. Sakė, nebuvo pasiūlymo transporto portfelio. Tai kaip ten buvo? Čia yra informacija žiniasklaidos ir patvirtinta žiniasklaidos šaltiniais iš vyriausybės vidaus. Va toks ir pasakymas yra. Nu va. Tai bet jinai sako, kad niekas jinai taip painiai ten viską dės. Tai gal kokie nors... Tai Landsbergis gali būti... Kancleriai. Gal. O tu gerai, tai jisai gali būti eilinių Seimo nariukų? Jeigu išrinks. Ne, tai antras yra sąraše, tikrai išrinks. O jūs man papasakokit, jūs buvote pas kitą partiją, valstiečiai. Dabar daug yra ir buvo straipsnis, kur supyko jau Vėgėlė ant jo, bet va šitas 141. Jums nesiūlė tada Karbauskį 141 eiti ir ten... Bet sąlygos yra analogiškos, ne? Kaip jūs, kai atėjot, kas penktas, ne? Buvo jūs iškis? Ne, tada net nebuvo apskritai toks kas penktas. Ieškoti buvo kuo daugiau žmonių, profesionalų, nepartinių, pabrėžti nepartinių kuo daugiau. Ir ten buvo turbūt ne kas penktas, gal ten kas trečias gavos ir dar daugiau. Jie neturėjo žmonių. Taip, tai buvo vienas Seimo narys ir visiškai tuščia buvo. Tai tikrai su manim atėjo daugybė žmonių ir ne tik su manim. Tai kaip dabar ten vyksta, nežinau. O kaip jūs vertinate? Bet visa ta istorija, kuri dabar, jinai tampa tokia, žinot, muilo opera. Čia kažkas su kažko dėl tų sąlygų, ten kažką koaliciją sudaryti, jungti, visą kitą. Nežinau, man atrodo, bet čia koalicinis sąrašas išeina. Ne, čia jungtinis sąrašas. Jungtinis, bet 7%. Taip, 7%. Pagal tos reitingus tai vos iššūkis. Bus iššūkis. Ir dėl ko Ignas taip pasielgė, reikėtų jo klaust, bet matyt, ten to pirminės informacijos, kurių buvo daugybė visokiausių. Jis tikrai galėjo turėti politinę partiją ir galbūt net ir mažą koaliciją iš tų mažesnių. Kiek žinau, ten pati pradžia buvo su Krikščionių sąjunga, man atrodo. Ir turbūt tai būtų logiška. Visus dabar metė mažutėlius ir kodėl tai pasielgė, sunku pasakyti. Aš manau, kad ten galbūt vienyje turbūt kitos prigimtys, kaip tie žmonės į politiką ateina ir kas ten vadovauja realiai. Tai. Bet čia... Įsivaizduojat jį Seimo pirmininku? Geresnis bus už Čmilytę?
Nes jam kol kas va taip yra. Toks Neįsivaizduoju, saldainis. pagal tai, kas dabar vyksta, kaip transliuojama, kaip reaguojama, kaip smūgiai laikomi, tikrai neįsivaizduoju. Ir vis tiek Jis jautrus labai. tokiai pozicijai reikia turėti politinės virtuvės patirties, nes tie pareiškimai, kurie dabar sakoma, kas čia būtų, jeigu būtų, nu, tai 2/3 padaryti net neįmanoma. Dar noriu jūsų paklausti apie tuos... Žinot, tarp kitko, žinot, kad ledų šventė bus? Girdėjau, kad bus. Eisit? Ne, tikrai ne, bet įdomu, kaip reaguos Varkaitais tuos dalykus, nes kaip ten kolegos iš Kėdainių kalbėjo, kad apie 40 000 ledų porcijų bus išdalinta. 40 000? Jie tau. Daug. Galėjo dabar išdalinti tiems vargšams, kurie sėdi be elektros. Vandens galėjo nunešti. Bet čia toks, Bent. matyt, Rastą panešti. bandymas sugražinti tai, kas, nežinau, ar yra sugražinama. Įbristi į tą Jo. pačią upę. Bet Va. jų reikalas. Dabar tada pasakykite greitai su tais reitingais. Jūs supratot, kas darosi su reitingais? Nes pagal vienus reitingus jūs apskritai neturėjot patekti į Seimą. Pagal tai blogai nebuvo. Taip, ten spinteris kažkoks. Virš 6%. Ai, virš 6, ne. Bet čia dabar jau jūs esate antras. Antri esame. Antri. Tai... Nu. O ko jūs Aš tikit? nežinau tiesiog, aš nelabai verkiu, kada būna ten mažiau, nelabai džiaugiuosi, kada būna daugiau, nes tikrą reitingą parodo. Tikrą reitingą Rūta parodys spalio 13 diena ir vakaras. Ir tada bus viskas aišku. Nesvarbu, kad žiūrėkit, kažkas džiaugiasi ten, jau turbūt 2 kadencijos buvo socdemai nugalėtojai, gaunasi 13 žmonių frakcija ir, kaip nebūtų paradoksalu, 2% Laisvės partijos ir 9% per rinkimus. O jums yra atsakymas. Ir čia vėlgi grįžkime prie niekinamo kunigo Doveikos, kuris paskelbė tą informaciją. Ar žmonės bijo savo pasakyti nuomonę ar ne? Nu, tai jeigu tu apklausos metu bijai savo nuomonę pasakyti, tai gaunas toks iškreiptas vaizdas. Bet, matyt, gal tu sociologai kalbėti, priklauso nuo atlikimo būdo, nes mums nėra tradiciškai palanku, kada tai daroma telefonu arba internetu. Tas tiesioginis kontaktas su žmonėmis, matyt, duoda kitokį rezultatą. Toliau ten tie irgi skaičiai yra įvairūs. Pasitikėjimas, nepasitikėjimas būna. Labai visiškai pasitikiu iš dalies, nepasitikiu ir visai nepasitikiu. Nu, tai jeigu tu 2 pirmus skaičius sudėdė, jau aišku, skaičius kitoks gaunasi. Tai, bet sakau, tai yra skaičiai, tai yra rodo tam tikras tendencijas ir pagal tas tendencijas reikia dirbti. Tai aš manau, kad vis tiek, jeigu paimtume prieš metus laiko žiūrėt, mes dar daugiau turėjome, tai tie metai nebuvo matyti tokios, jeigu sakytum, pakilimas būtų prieš metus, tai taip, bet natūralu, nuo opozicijų tikrai sudėtinga. Tai gal šis laikas, visa opozicija yra tokia apkiautusi. Dėl to apkiautimo ar nesusikalbėjimo, arba dar tiksliau konkuravimo pačioje opozicijoje, taip ir gaunasi, nes tai dabar, kas mato save labai aukštuose reitinguose, nus vėlgi į tuos mažesnius sako, nu čia mažutėliai galbūt bus. Bet, nu kaip bus, tai bus. Viską ateis žmonės nuspręs, ko jie nori, jų valia. Taip. Svarbu, kad jie ateitų. Jeigu neateis, čia bus blogiausia. Nu, bet gal jau po šito išjungimo elektros ir kai niekas neatėjo net ašarų nušluostyti. Nežinau. Jau Šimonytė galėjo basa vaikščioti, pelenais apsibaršius. Praeis 3 mėnesiai. Manot, nepamirš? Kažkas čia vėl bus. Arba koks nors, kaip prieš Europos parlamentą, vienas paradėlis koks ir prašau, skaičiai kitokį gaunasi. Ja. Tarp kitko, ta dešinė pusė tokių technologijų, tokių subtilių turi daug. Taip. Čia busgi pratybos. Bus. Evakuacija, po to aš net nebejoju, kaip pratybos. Taigi viską bus. Nugalėsim. Visus nugalėsim, pratybos užšauksim, žmonės parodysim, kokie mes tvirti stiprus yra, bet svarbiausia ateiti. Ateiti tikrai, pasirinkti, matom, spektras yra didžiulis. Kas ko nori. Ir aš vertinu visus labai rimtai tuos žmonės ir tuos savo politinius oponentus, nevadinu jų priešais jokių būdų, kaip dėja kai kurios kitos politinės jėgos. Bet spektras tikrai pasirinkimo reikalas. Yra tikrai didelis. Ir ko žmonės norės? Norės to, kas dabar yra. Dar 4 metus pakentėti ir po to įsirinkti kitus. Norės tokios stagnacijos geros, tokios, žinote, tos senosios bebrinės stagnacijos. Irgi pasirinkimas yra. Norės pokyčių vienokių, galbūt darys už pokyčius. Norės stabilumo patikrintų žmonių, pasirinks tos. Pasirinkimas yra svarbu ateiti. Čia pagrindinis dalykas. Ir tą reikės matyti visiems čia mums esantiems
Nu, taip. Nepaisant savo Aš- politinių simpatijų, antipatijų, kviesti žmonės ateiti. Nu, nes čia yra toksai būdas pradėti dalyvauti, nes kitaip sėdi be elektros. nupilinėjai viedrų šitągi. Tai gerai, jeigu yra dar iš kur vandens paimti, Taip. pasisemti, o jeigu Taip, nėra. o jeigu nėra? Aš jau mačiau, mano kolega rašė, kad pasiteisino baseinas vaikams vasarą pastatytas. Taip. Linui Kukuraičiui. Taip. Iš ten vandenį semia Nu, taip, ir naudoja. faktas. Jo, tikėsimės, kad kažkokia tai atmintis įsijungs žmonėms, gal jie ateis ir padarys stebuklą. Gali konservai tapti ne parlamentinė partija? Nemanau. Nėra tokių šansų. Žiūrėkit, tas rinkėjas stabilus yra, bet kokiu atveju. Niekai nėra. Bet jos dabar be tualeto Vis palaikė. tiek kalti bus kažkas. Ai. Tai. Aš prisimenu kažkada tokį Ugniagesiai gelbėtojai. pensininką sutikau, būdamas premjero, eidamas iš vyriausybės, ten kažkur tai irgi jis pribėgo, kada atiduosit man nusavintas Kubiliaus pensijas. Aha. Sakau, ko jūs į mane kreipitės? Į kubilius vaikštų. Kubilius geras, o pensiją atiduoti turi tu. Ai, nu jo, irgi, čia yra jau širdžiai neįsakysi, čia šitai. Tai va jie tokių turi 140 000 ar 50. Ir jie ateina visą laiką. ateina. Na, bet gerai, visi turi po savo kažką tai. Tai ačiū Jums labai. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Prašau paspausti mygtuką patiko, nepatiko, pakomentuoti ir visą laiką remti OpTV. Iki. Ate. Iki.